Labas rytas, pirties mylėtojai. Kaip jums vaizdelis? Jūra šilta, puikus oras. 300 km nuo Vilniaus tam, kad aplankytume pirtį Garo gurmanai. Iš tikrųjų pavadinimas skamba labai viliojančiai ir mes eisime, paragausime Garo, kuris bus susimaišęs su fantastišku jūros kvapu. Pirmą kartą aš esu pirty, kur yra 30-40 metrų iki jūros kranto. Ir tas garsas, kuris paprastai būna pirtyse, kitais iki paleidžiamas tam, kad mes nurimtumėm, čia yra tikras. Kaip šitą mintis tokia atsirado, kad reikia pirtį pasidaryti ant jūros kranto? Žinote, niekas nebūna taip iš niekur nieko. Pirmiausia, moteris atsirado pajūryje, o paskui prie moters jau ir pirtis turėjo atsirasti. Tai gyvenimas taip sudėsliojo, kad nuostabus kraštas ir pakankamai mažai tų pirčių. Pats jau 10 metų tame tokiame giliai įnikęs ir manau, kad čia bus niša. Ir aš taip pradėjau tą savo 9-aukštį statyti. Tai per 2 metus šiaip ne taip pavyko, va šiais metais tą ale 9 aukštų turbūt po žemę pagal visus tos reikalavimus, kiek čia reikalauja, bet stovi. Tebūnietai. Asta, kaip jautiesi, kad dėl tavęs netgi pirtį pastato ant jūros kranto? Labai gerai jaučiuosi. Esu tokia netipiška klaipėdietė, kuri tikrai labai myli ir mėgaujasi. Kiekvieną akimirką, kada tik galiu, praleidžiu prie jūros. O dabar tų akimirkų yra žymiai daugiau. Turiu galimybę dabar ir pirtimi džiaugtis, ir jūros bangomis, ir smėliu. O manim? Tai kas be ko? Raimundai, visi puikiai supratome, kad jeigu pirtį pasistatėjai ir ten nebus instaliuotas pirtininkas, tai patikėk, ta pirtis greitai ir numirs. Tavo programos, kurios, kaip sakant, išlieka galvose ir kūnuose, ir kad jie paskui sugrįžtų ir informaciją perduotų. Pirmo Garo ritualas, vantelėm pašiurenimas, kiekvieno pašildymas. Tai bet kuris bet eina, aš visiems tą darau. Aš nei vieno žmogaus, kiek šitoj pirtelėje buvo, nėra tokio, kad aš prie jo būčiau su vantelė neprisilietęs. Jeigu atsiranda tų norinčių daugiau, tai jau tada visą paketą duodi. Tai ir lengvas pilingas koksai, ir pašildymai, ir pavanojimai. Darau viską. Per tas 10 metų dvarelis išmokino daug ko. Ir iš tos mekos išeini jau kaip sakant, jau toksai Nušvitęs. Ir jau gali kitus apšviesti daug ko. Tai šitoje vietoje pagal žmonių poreikį, bet yra žmonės, kurie tiesiog, atrodo, kaip atėjo į tikrai kažkokią kaip meką ir jie tokie, ar taip gali būti, net kartais supranti, kad jisai pirmą kartą patiria tokius potyrius, tai yra toks malonumas tai duoti ir tai žmogui suteikti tokį atsipalaidavimą, kad ta prasme, pats pasikrauni turbūt daugiau negu tas žmogus energija. Labai fainas reikalas. Kelis kartus patapau dievu, bet taip sako, tu dievas. Aš klausau ir galvoju, bet žmonės taip nuoširdžiai šneka, sako, tai taip malonu. O tikriausiai būna tokiu atveju, kad ateina kompanija, nešina tam tikrų gėrimų kiekiais ir sako, tai kas čia per nesąmonė, kaip čia negalima salumi ir kodėl čia pas tave nėra 100 laipsnių, kodėl pas tave štai langas atviras ir šilumą paleidė. Aš jau iš karto į taisyklės pirtelės, tai įsirašiau turbūt vieną iš pirmųjų ten jau sąlygų, kad alkoholio kategoriškai ne. Tai šitą perspėjai ir žmonės labai tolerantiškai viskas tvarkoja šitą. O tie, kurie nori to 100, tai labai būna didžiulis toksai vidinis žaismas, draivas, kai aš sakau, tai jūs sėskit, aš jums vėliavą pakelsiu, jūs himną man padainuosit. Taip, skaučiu, kaip čia, ką žinai. Ir aš jums duodu po vantelę, jie visi gaivę vantelę savo ant veido užsidengė, ir aš jums taip tuo gariuko tiek užmetu. Aišku, pas mane ten ta temperatūra 60, 65. Bet jie tikrai uždainuoja taip tokiais garsais savo, kad... Lietuviškai himną gieda? Jau ne. Lekia į bangas jūrą. Jo, ir ta prasme, jau tada nereikia nei 100, nei 90 laipsnių. Tai šitoje vietoje tiesiog žmonės būna nesusidūrė, aš manau, su to kitų tokių pasaulių, kad gali būti ir kitokios pirtys, ir kitokia temperatūra. Šitos pirtelės pats didžiausias privalumas, apie kurį visą laiką galvojau, tai yra, kad po vanojimo aš galiu bėgti jūros bangas. Patikėkit, tai taip užveda. Tiesiog laukia, nesulaukia, ten tavęs tiesiog
sako, ateik, Sauliau, ateik. Ir aš eisiu pas ją pavanojimu. Žiauriai gerai. Dabar visos šitos pirties, kaip jinai čia atsirado, mes nuo finalo pradėjom, kad jūra, moteris ir pirtis. 3 susipynę dalykai, viskas. Realiai nei jūros, nei to paplūdimio mintyse, kaip aš čia dariau, nebuvo. Tai buvo grint namam, prie namų pasidaryti šeimai, vaikams, bet tokią miniatiūrinę. Ir aš ją po biškį brandinau, paišiau ant lapų, ieškojau alternatyvų, kas geriausia, kaip tą Rolls Royce Nimangarą gauti. Pečiaus ieškojau, ir žodžiu, tai po biškį gavosi, kad per kokius 3 metus aš susirinkau visą informaciją, kur ką galima, pradėjau gaminti. Atgabenimas šitas pirties buvo toks įspūdingas, žodžiu. Iš Kauno atvažiavome labai paprastai, atrodytų viskas čia taip lengvai, o paplūdimiu reikėjo važiuoti 1,5 kilometro. Jau, bet specialistai pasakė, čia 15 minučių darbas bus, žodžiu, datraukti su traktoriu. Tai finalas gavosi 6 žmonės, 2 didžiuliai traktoriai, nuo 7:30 ryto iki 4 dienos ir važiavome po 2 metrus, dar reikėjo išsinuomoti laikiną kelią ir tos padedi, 2 metrus pavažiuoja ir vėl. Ir taip visą dieną, kosmosas kažkoks buvo. Ir žodžiu, buvo sudėtingas procesas. Čia kaip neprajodyta kumelaitė, jinai vis dėlto spyriojosi. Ne tas žodis. Jinai ta pirtelė tik tai atvažiavo į smėlį ir jinai visais 4 ratais iš karto po žemę nori, po smėlių paleisti. Iš karto. Jinai ant smėlio nenori būti. Bet žodžiu, stovim kaip stovim, pirmą audrą atlaikėm, viskas nenuplovė, atvirkščiai dar užplovė daugiau smėlio ją įtvirtino, tai kaip ir jeigu Klaipėda neišvys, tai mes liksim, o jeigu išvys, tai kažkaip. Aš manau, kad žmonės turėtų atstovėti tą dalyką, kad jeigu kažkas tai priimas atsiranda tiesiog paslauga ir jinai žmonėm yra naudinga ir tai nėra alaus baras, kuris laistosi alkoholiniais gėrimais, čia yra tik sveikatos reikalai ir žmonėm yra kartu edukacija, tuo labiau, kad tavo programos yra įdomios. Tai aš manau, kad žmonės, kurie ar atvažiuojate čia į pajūrį, ar esate vietiniai, tiesiog pastovėkit, tiesiog už tuos dalykus. Čia žmonės klausinėja labai, ar dirbsit žiemą, ar būsit, ar liksit, nes labai patinka. Kas antras klausimas, kaip jūs žiemą? Kada filmavome šią laidą, dar turėjome vilčių, kad Klaipėdos valdžios vyrai išgirs savo žmonių poreikius ir leis Garo gurmanams dirbti ištisus metus. Šiandien, kai jūs žiūrite laidą, turime jūs nuliūdinti. Leidimas dirbti šaltuoju metų laiku negautas, pirtis veikia paskutinės dienas ir ji bus uždaryta. Štai jums ir paradoksas. Barai, kurie prekiauja alkoholiu, gali dirbti ištisus metus, o pirtis, kuri sveikatina ir propaguoja sveiką gyvenimo būdą, užsidarys. Kodėl? Nes tokia yra tvarka, kurią reglamentuoja teisės aktai, kurie nekeičiami jau 30 metų. Ar jums tinka toks sprendimas? Nesvarbu, kad aš išgėriau daug jūros vandens, bet tai buvo verta. Garo gurmanų pirtis, ant jūros kranto, po to atsimaudžiau. Patikėkit, gyvenimas gražus. Taigi, į pajūrį, į pirtelę.